Sveiki visi. Saviugdos tinklalaidė Keičiam temą sveikinasi su jumis. Kaip visada, kviečiame į kasdienius reikalus pasižiūrėti su daugiau sąmoningumo, paieškoti sprendimų ar atrasti coachingo principus. Artėjant didžiosio metų šventėmis, nenori imame galvoti, ką veiksime, kur būsime, su kuo švęsime ir taip toliau. Iš čia ir kilo mintis įnešti smalsesnį žvilgsnį, kas po tomis šventėmis ir jų tradicijomis slepiasi. Ar tradicijos, kurios yra kiekvieno mūsų šeimoje, namuose, mums tikrai įneša prasmę ir džiaugsmą? Ar vis dėlto tai yra dalykai, kuriuos darome, nes taip reikia, arba visada taip darydavom ir turime tiesiog daryti taip toliau? Tai mano vardas yra Laura ir su manim coachingo specialistės, kolegės Vaida ir Ernesta. Sveikos merginos. Sveiki. Tai šiandien pakedenkiam tradicijų mintis, tai pradėkim gal nuo pirmo klausimo, tai ar svarbu atrodo jums turėti tradicijas? Aš iš savo požiūrių taško tai pasakyčiau, kad kai kurias tradicijas yra turėti svarbu, tai ypatingai tokias, kurios padeda mums išlaikyti mūsų tautiškumą, mūsų identitetą. Ir kai kurias tradicijas turėti galbūt yra ne tiek svarbu, bet iš tikrųjų jas turėti labai gerą. Tas tokias, kurias mes susikūrėm, kurias galbūt mūsų tėvai sukūrė, arba netgi prie tos senosios tautinės tradicijos pridėjo kažką tai savo, ar ne? Kad tradiciškai, sakykime, į kūčių vakarienę pas mus atvažiuoja ir ten mamos sesuo su šeima, ar ne? Sakykime, toksai yra, kaip ir irgi kaip prie tradicijos jau prisidėjo dar kita tradicija. Tai, iš tiesų, tada turėti jas yra tiesiog gera. Aš labai sutinku su tuo gerą jausmu ir matyt, ta svarba turėti tradicijas kiekvienam yra skirtinga. Svarbu yra tiek, kiek mes matome tos prasmės. Tai aš sakyčiau, jeigu taip ieškoti atsakymą į tą tokį bendrinį klausimą, ar svarbu, tai kvieščiau kiekvienam per save perleisti ir pagalvoti, ar man svarbu, ar man tai yra prasminga. Tai jeigu aš žiūriu iš savo kampo, tos tradicijos, kurias aš turiu, arba tos, kurias aš kuriu, jos yra ir svarbios, ir prasmingos. Aš turbūt paantrinčiau jums, kad tradicijos yra svarbu ir aišku, jos, ta jų svarba atsiranda iš to, kad jos mums prasmingos, nes turbūt nelabai yra svarbių dalykų, kurie nebūtų prasmingi. Man toks smalsumas yra, tai kada tos tradicijos, kada jų pradžia yra? Ar tai turi būti susijęs su kažkokia konkrečia kartų patirtimi, ar tai gali būti, sąmoningai pradėtas kažkoks dalykas, elgesys, bet kuriuo etapu, bet kuriuo gyvenimo momentu? Aš galvoju, kad tų pradžių gali būti visokių. Ir matyt, pats žodis tradicijos jisai neša tai, kad kažkas ateina iš tų tokių senų neatmenamų laikų. Tik tai, kad mes galim restartuoti su tom tradicijom ir kažkuriame etape jos evoliucionuoja ir tarsi susikuria nauja pradžia. Jeigu aš tai per savo pavyzdį pasidalinant, ar ne, mano šeimoje mes turėjom tradiciją švęsti kalėdas. Čia tas visas ateinančias šventes, ar ne? Ir mes švęsdam jas namuose, mano šeima tik tai, ar ne, tokiam galbūt siauresniam rate, bet bėgant laikui ir keičiantis laikams, ypatingai, kai mano pačios gyvenime atsirado mano dukrytė, man atsirado poreikis ir didesnė prasmė, tą tradiciją šiek tiek pasikoreguoti ir mes dabar kitaip švenčiam kalėdas. Ir aš galvoju, ar čia yra nauja pradžia? Matyt, kad taip. Ar jinai yra pradžių pradžia? Matyt, kad ne. Žinai, Ernesta, tai tam tikra prasme, kaip aš matau, tai jūs sukūrėt naują tradiciją savo dukrai. Nes... Žinai, galvoju, ar dukrai, ar savo. Nes tikriausiai tas poreikis jau savo ateina, ar ne? Dukra yra kaip priežastis, dėl ko atsirado noras daryti kitaip. Mums reikėjo sukurti erdvę, į kurią kalėdų senelis galėtų ateiti. Bet kai tu pati paminėjai, ar ne, jinai tiesiog neišnyko ta tradicija, jūs vis dar švenčiate tą kūčių vakarienę, bet jau nebešvenčiate ten, kur švęsdavot anksčiau. Tai jums, kaip tėvams, ta tradicija kaip ir tęsiasi. Bet dukrai, jinai jau prasidėjo čia, būtent šitoj vietoje. Jo, taip jo, šitų kampų, jeigu žiūrėsi taip, ir matyti, jinai kai užaugs,
arba tęs tokią tradiciją, arba kur savo tradiciją, ir bus naujas startas jos gyvenime. Ne? Mhm. Aš iš tiesų galvoju apie tą, vat, būtent kalėdų, tą tokį, nu, kaip ir tradicijos pakeitimą, ar ne? Nes, pavyzdžiui, aš kai augau, tai kalėdos irgi būdavo švenčiamos, nu, mano tėvų namuose. Ta prasme, būdavo mes vaikai, tėvai ir tada seneliai atvažiuodavo ir ten dar kažkas iš artimų giminių, ar ne? Ir dabar galvoju, tai mes iš tikrųjų tęsiam tą tradiciją, bet tęsiam dėl kitaip, nes karta pasikeitė. Tai dabar, jeigu mes švęstume, nu, toliau, tarsi, kada ganas tas tradicijos pakeitimas, nes jeigu tradiciją laikom, kad švenčiam kalėdas tėvų namuose, tai kai aš tampu mama, tai reiškia, pagal tradiciją turėtų būti švenčiama mano namuose, nebe senelių, nes tie tėvai jau jie tampa seneliais, ar ne? Tai jeigu mes tada vis tiek švenčiam pas senelius, tai nugaunasi, žinai, per kurią pusę tą tradiciją žiūrėsi. Tai aš manau, kad tradicija jinai vis tiek yra, jinai tik taip persikelia į kitus namus, ar ne? Nes ta pati tradicija, jinai yra kažkaip tai ne šeimos sukurta tradicija, jinai yra tradicija tautos tradicija, ar ne? Tikėjimo tradicija, kūčios. Tai jinai tiesiog, ją išlaikai, bet kitoje vietoje. Aš tai savo ruožtu norėčiau paminėti, kad mes su šeima visą laiką švenčiam tėvų namuose, bet kadangi dabar yra taip, kad jau mama nėra fiziškai ar ne pajėgi paruošti stalą, bet man tos tradicijos norisi, tai aš vis tiek važiuoju pas tėvus ir ruošiu tą stalą, ar ne, nes aš vis dar noriu ją, kol galiu tęsti tenai, aš jos neperkeliu kažkur kitur. Tai čia, man atrodo, kiekvienas pasirenkam pagal tai, kaip, kas mes esam, kur mes esam, kaip mes tą matom, ar ne, kaip Ernestas sako, tiesiog, pagal save. Tai, kas liečia tos tokias senasias tradicijas, religinės tradicinės, tautinės tradicijas, tai aš matau, kad jos, kaip ir tęsiasi, bet šiftina, kaip tiesiog keičiasi jų vieta, galbūt mums kaip žmonėm, ar ne? Tai... Dabar mes truputėlį jau palėtėm tą temą, kad kaip ir tos tradicijos evoliucionuoja ir mes kaip patys jau esame suaugę žmonės, nebe vaikai, tai tas tradicijas šiek tiek ir keičiam. Toksai man dar įdomumas yra, ar pavyzdžiui atsimenat iš savo vaikystės, kad būtų pasikeitus tradicija kaip vaikui. Ta prasme, tuo vaikystės metu, kad jūsų tėvai būtų pakeitę tą tradiciją kažkokią tai. Man pirma mintis, kuri ateina į galvą, yra naujieji metai. Toks likęs prisiminimas iš vaikystės. Aš pamenu, kai buvau visai maža, mes tuos naujus metus švęsdavome taip, kad pradėdavom šventę namuose, ar ne, šventinis stalas ir panašiai, o paskui, aš nežinau, kokiu ten mistiniu būdu, bet kaimynai prisijungdavo, mes eidavom pas kaimynus, aš atsimenu, labai laukdavo, nes su kaimynų vaikais ten gali susibėgti, man labai patikdavo, kad tėvai eina, tada ten tortą, tai viena kaimynė kepia, tai kita, tų tortų dažnai ne vienas, tada laukia fejerverkų, toks labai šventinis šurmulys. Ir kažkur bėgant laikui tai pasikeitė ir pasikeitė į tai, kad tai tapo labai lokali šventė naujieji metai ir mes likome prie to, kad švenčiam tik namuose, tik savo šeimos rate ir man kaip vaikui tuo metu labai sumažėjo to šventiškumo, man kažkaip lyg ir gaila buvo kažkuriuo metu, man labai norėjosi ir dabar jau iš suaugusios perspektyvos žiūrint, tai aš šitą naujųjų metų tradiciją švęsti naujosius metus savo namuose ir siauram rate aš kažkaip ją atsinešiau ir tiesiog, nors vaikystėje tai buvo kitokia patirtis, man norėjosi to šurmulio ar matyti tėvus pasipuošusius ir ten visus kitus pasipuošusius, tai toks ateina. Bet reiškia, tu vis tiek perėmei ne tą, kas buvo ten kažkada vaikystėje, žodžiu, pas kaimynus dabar neini. Ne, ir aš sakau, man net ir pasakant, ar ne tokia šypsena kyla, nes aš atsimenu tą tokį, šventinį šurmulį, kuris man tiek to, džiaugsmą sukeldavo ir paskui tos kur kas ramesnius naujosius metus. Ir dabar, jo, švenčiu gerokai ramiau, negu matote, kai aš vaikas buvau. Bet gal čia, dar tas, kada tas buvo, nes tas šurmulinis šventimas, tai buvo gal, kai man buvo iki kokių
8-9, kažkur tame tarpe, o tas ramesnis, matyt, visuomenė keitėsi. Aš dabar net galvoju, kodėl pasikeitė ta tradicija. Jis jau buvo paauglystėj. Tai ką aš norėjau pasakyti, mes visi pereinam tuos amžiaus skirtumus, ar ne? Ir kai vaikystėje sutikdavom su tėvais ir po to, jeigu ne pas kaimynus eidom, tai mes bent jau į lauką visą laiką bėgdavom, ar ne, prie eglutės, tai visi kaimynai kartu eidavo prie miesto eglės. Tai ta tradicija tokia buvo, o kai jau vėliau, ypač studentavimo metais, tai jau būdavo tradicija su tėvais jau nebuvo, ar ne? Tai jau buvo su draugais, į kokią sodybą važiuojam tų naujų metų, ar nesutikti. Ir toliau jau nešamės tą tradiciją į savo šeimas. Ir jeigu dabar atvirai, tai aš tokios naujametinės tradicijos ir neturiu. Nes tiesiog taip nutiko tokios aplinkybės ir net tai mano nauji metai, eilę metų iš eilės, tikrai net ne vieną dešimtmetį būdavo darbas. Nes toks buvo darbas, ar ne, kai visi šventi, man reikėjo dirbti. Ir dabar ta tradicija arba jinai kažkaip tai suguls, arba man ją reikės susikurti. Ir ką dar norėjau paminėti, gerai ištant prie to, Laura, tavo užduoto klausimo, ar tradicija jinai ateina, ar ją reikia sukurti, tai kartais tradicija jinai tiesiog pati nejučia susikuria. Kai jau pastebi, kad 2-3 metus darai tą patį iš eilės, šventi taip pat arba ten pat, tada suvoki, kad palauk, tai jau tampa tradicija. Ne? Tai kartais mes be jokios intencijos paimam tą tradiciją ir sukuriam. Netgi pasižiūrint į tokius mažesnius dalykus, ar ne, kad tradicija tapo, čia jau neimant didžiųjų švenčių, kas yra visiems bendra, ar ne, bet tradicija tapo kiekvieną gimtadienį susėsti tortą. Nesvarbu, kokia yra savaitės diena, nesvarbu, kad švęsim savaitgalį, bet tokia, ir ta tradicija, jinai kažkaip lyg nejučia, bet jinai ateina, ar ne, ir tas reikia sukurti, ir norim, ir netyčia sukuriam. Tai... Ir kartais sukuriam tyčia. Gal mano draugai nusipyks, kad aš į viešumą paleisiu, kaip sukūrėm tradiciją. Mes su draugėmis, kai studijavom universitete bakalaurą, kažkaip vienu metu sugalvojom, kad velnės baisu, kad kai baigsis mokslai, baigsis draugystė, nes labai gražiai sutarėm ir labai norėjosi išlaikyti tą ryšį, o matėm riziką, kad išsiblaškysim po miestus, po darbus. Ir mes labai sąmoningai ieškojom būdo, kaip išlaikyti tą draugystę, kokią tradiciją sukurti. Ir mes sugalvojom, kad darysim gaminimo tokius, vakarus tuo metu vadinasi. Ką tai reiškia, kad kartą per mėnesį viena gamina, kitos 2 važiuoja pas tą, kuri gamina, valgo ir taip rotuojam, patiekalai negali kartotis, gaminam rimtą kažkokią tai patiekalą ir desertą. Tai šitai tradicijai, sukurtai tokiu dirbtiniu būdu dabar bus jau koks, skaičiuoju, 12 metų matyt. Wow. Ir prie jos prisijungia vyrai, prie jos jau vaikai dalyvauja, ar ne, mes išnuomojam butų į namus, savus persikėlėm gyvūnais, pasipildėm gyvenimus ir dabar vyrai įsiliejo į tą tradiciją, tai reiškia, kad ne šeimos gamina, bet gamina moterų ratas eina, tada eina vyrų ratas. Wow. Ir jie į tą tradiciją prisidėjo savanoriškai, bet iš esmės kitos išeities ir nebuvo. Tai labai džiaugiamės, nes iš tikrųjų ta tokia sąmoningai sukurta tradicija padėjo išlaikyti draugystę, bendrumą, ryšį, ar ne, kai laukiasi vaikų, kai augini vaikus, kyla labai įvairių iššūkių ir tas gyvenimas užverda ir labai lengva pamesti tą gražią draugystę, kurią turi, bet jinai tokios dirbtinės tradicijos būdu evoliucionuoja. Čia tikrai, žinai, sako, jeigu neužsirašai, jeigu nesusiplanuoji, nepasiskiri datos ir dalykai neįvyksta. Tai čia kaip atostogas, ar ne, pirmiau įsidėjai ir paskui visą kitą planuoji, taip ir tradicijas. Ir tradicijas, ir mes, žinai, kad palaikyti tą tradiciją gyvą, tada reikia, nesvarbu apie kokią kalbą, man atrodo, įdėti pastangų. Tai, pavyzdžiui, jeigu aš paimčiau šitą dirbtinai sukurtos tradicijos pavyzdį, tai mes kas kartą susitikę, kai suvalgom dažniausiai tą pirmą patiekalą, mes sutarėm iš karto datą, kada susimatome kitą kartą. Ir būna, kad šiftinasi tos datos, jos keičiasi, ar ne, nes ištinka gyvenimas, bet kas kartą, kai sakom, pasikeitė ar nesusirgo, galbūt vaikai negalim susitikti, mes iš karto susitarėm dėl sekančios datos. Nes pametus šitą, labai lengva ir tas tradicijas pamesti. Tai turi būti įsipareigojimas. Aišku, noro turi būti, nebūtų noro, tai matyti visai kitai būtų. Bet tą pasižymėti, iš karto susitarti yra ypatingai svarbu. Turėjau, žinai, pagalvojau apie tokią tradiciją kilusią iš būtinybės galbūt, gal patogumo, gal taupimo.
Tai kaip po studentavimo nuomojom su drauge butą, tai tais laikais nebuvo mobilių telefonų ir savaitgaliniai skambučiai jie buvo pigesni. Tai būdavo tokia tradicija, kad jau savaitgaliai skambinam mamai. Mamoms, draugė savo mamai, aš savo mamai. Ir kaip pagalvoju, nu, atrodo, va, toksai dalykas, nu, bet tai buvo tradicija, ar ne? Ir tai buvo toksai labai fainas ryšys, nes tėvai žinojo, kad aš jiems paskambinsiu, aš žinau, kad aš jiems skambinsiu ir žodžiu, tas ryšys jisai nepasimesdavo, nors kitu atveju, kai dabar va, turim tuos tokius gerus ryšius, būna, kad ir, na, nepaskambinė, ar ne, savaitėlė, o tada jau buvo tradicija, buvo toksai ryšys. Ir aš manau, kad tradicijos jos tik tai atneša tą tokį pozityvų vaibą į gyvenimą. Ačiū už tos visus pasidalinimus, o dabar aš norėčiau truputėlį pagrįžti prie mūsų tos pirminės idėjos apie švenčių tradicijas. Minėjom, kad yra sąmoningai, kur susikūri tradicijas, o ką daryti su tom tradicijom, kurios, nu, jeigu dabar pažvelgtume, galbūt nesąmoningai tiesiog perėjo į mūsų gyvenimus ir gal jos nelabai ten smagios, ar jos reikalingos ar nereikalingos, ar yra tokių? Aš tai galvoju, jeigu tradicija yra nesmagi ir jaučiam, kad nereikalinga, tai nebijoti jos keisti. Nu, aš, žinai, suku po tavo klausimo, ar yra tokių dar likę, matyt, kad ne. Jas reikia prisitaikyti prie tai, kad man būtų gerai. Mano įsitikinimu tradicijos, prie kurių mes prisidedam, arba tęsiam, arba kūriam, arba pradam, jos turi turėti, nu, tą tokį džiaugsmo gaidelę nemenką savyje, ar ne? Nes man atrodo, kad turim mėgautis jomis, laukti jų, nežinau, pasirašymo procesas turėtų būti nevargas. Ir čia galbūt kartais reikia drąsos, kad jas šiek tiek pasikoreguoti, bet nekentėti, nu, kurių galvų. Taip, bet aš galvoju, kad Laura, tu, man atrodo, būtent turėjau omeny tą momentą, kai mes norime sukurti savo tradiciją ir mes išeinam kaip dalis kitų tradicijų, iš kitų išeinam, ar ne? Ne, aš tiesiog turiu minti, kad, tarkim, pavyzdžiui, yra tokių kaip, nu, nežinau, tarkim, tos pačios Velykos, arba kaip aš, nu, man iš vaikystės nuobodžiausios šventės būdavo Velykos, Joninės ir Nauji metai. Nes, ta prasme, nes nėra ką veikti, visi suaugę susėda prie stalo ir jie valgo, nu, mes vaikai nueinam pažaisti, nu, ir viskas. Ir nesąmoningai tas būdavo daroma metai iš metų, ta prasme viskas tas pats kartojama ir netgi būdavo, aš atsimenu, tarkim, tos pačios Joninės, nu tai gerai, tai vėl Joninės, tai čia gerai, tai ką čia iškepti, ką čia padaryti, tai va eisim pas ten močiutę Janiną, nu ir vėl tas pats per tą patį ir nemanau, kad tam kažkam daug džiaugsmo suteikdavo, bet tai tiesiog būdavo dalykas, kurį darai. Aš tokios neturiu, bet ko aš sąmoningai neperimčiau arba neįsileisčiau, tai ko gero Halloween'o šventimo, nes, nu, man tas nėra šventė ir kad tai taptų tradicija, tai ne. Gerai, o kaip atpažinti, kada ta tradicija nebeteikia prasmės ir ją reikėtų keisti, pritaikyti? Aš tai galvoju, geras signalas yra, kai artėjant tai tradicijai, tu pradedi galvoti, o velnės, o ne, o vėl tie puodai bliūdai ir kiti dalykai. Kažkas, žinokit, ne taip, jeigu jau taip galvojasi. Arba kai nesinori važiuoti, kai nėra laukimo džiaugsmo, kažkas ne taip. Man atrodo, tas jausmas, kurį mes jaučiam nesąmoningai, galbūt kažkam stresas tai gali būti, ar ne? Dar kažkas, nu, va tokie kūno simptomai, minčių pastebėti savo ir jei pagaunam, kad daugiau niurzgam nei džiaugiamės, tai jau metas kažką keisti. O žinai, kai būna tokių keli besidžiaugiantys, tai yra beniurzgantys, nu, važiuoja, pavyzdžiui, nežinau, su vyru susiserim, su dar kažkuo tai, ar ne, ir sakai, velnės reikia ir nenoriu, žinai. Tai tada tuo labiau reikia kažką tai keisti, ar ne, ir jeigu ne tik tau, bet ir dar kažkam tas netinka, tai pasigryninti, tai palauk, tai kaip padaryti tą geriau arba iš vis nedaryti. Tada tokia mintis, kad jeigu mes tai darom dėl kažko tai, ar ne, ir dėl šeimos narių, sakykime, ne, ir tam šeimos narių yra tai labai svarbu ir mes sutinkame, kad mes vis tik prisijungsime, na tada, man atrodo, geriau
užnorėti ten būti, nenuobodžiauti ir galbūt netgi irgi pasikalbėti ir sakyti, žiūrėk, gal kažką pakeičiam, įnešam kažkokio naujo vėjo, naują mintį, naujo judesio ir persidėlioti viską. Mhm. Ir aš dar sakyčiau, kitas kampas yra, kada verta pagalvoti, kad verta keisti. Jeigu turite tų tradicijų, apie kurias svajojat, pavyzdžiui, ar ne, aš per savo patirtį pasidalinsiu dėl Kalėdų. Aš visada galvojau, kad kai aš turėsiu vaikų, kai aš turėsiu erdvės, kur pastatyti eglę, tokia, kad būtų nemaža, nes man labai gražu ir labai kvepia, kad aš norėsiu švęsti Kalėdas savo namuose. Ir aš labai, labai daug apie tai galvodavau, svajodavau, aš vis pagalvojau, kaip būtų gera, ne? Ir net jeigu ten važiuodavau pas mamą, kokią galvodavau, bet aš norėčiau namie miegoti. Ir tie tokie norai signalizuoja apie tai, kad o gal jau metas, o gal aš jau galiu, gal jau mano ta svajonė gali tapti realybę, ar ne? Ir turėti taip, kaip aš įsivaizdavau. Jeigu, tarkim, keičiam kažkokias tas iš tėvų atėjusias tradicijas ir ką patartumėt žmonėm, kurie susiduria su, pavyzdžiui, pasipriešinimu dideliu. Nes, tarkim, tėvai ar ten seneliai ar kažkas tai, nenori ir pyksta ir sako, čia vaikeliai nesąmonės darai, nes taip negalima. Su savim? Kaip sakėm? Pasikalbėti su savim. Su savim ar su prieštaraujančiaisiais? Aš manau, kad visų pirma su savim, nes dažnai irgi būna tas variantas, kad mes nenorim, bet mes nežinom, ko norim, ar ne? Ir kad jeigu kažkas netinka, tai nebūtinai yra tas atvejis, kad negalima to pakeisti. Tai jeigu tikrai jau nusprendėm išeiti iš tos tradicijos, atsisveikinti, jeigu mums ten tikrai negerai, pasikalbėti su savim. Tai jeigu man tikrai kažkas netinka, tai įsitikinti tuo ar netinka, nes aš kaip matau, jeigu aš kažkur važiuoju dėl kažkokių mylimų žmonių ar savo šeimos ir neturiu kito atveju, bet man tik tai tenai kažkas netinka, nežinau, aplinka yra nuobodu, dar kažkas tai galbūt aš galiu, noriu toksai, žinai, eina save įtikinti, ne save įtikinti, bet padaryti taip, kad man ten būtų įdomu. Gal kažką tai perklausti, gal kažkur tai prisidėti ar ne, prie kažkokio ruošimo, gal kažkokio nuvežimo, gal kažkokį judesį įnešti. Bet jeigu man tai tikrai netinka, tada jau reikia, ir aš nusprendžiau pasikalbėjusi su savim, kad aš išeinu iš šitos tradicijos, ar ne, tai tada jau reikia kalbėti su visais ir tiesiog atsisveikinti su tą tradiciją. Nebijoti atsisveikinti, nes tradicija yra ir mums, ar ne? Tai yra ir mūsų laikas, ir mūsų emocijos, ir kaip jau kalbėjom, tradicija turi kelti džiaugsmą. Aš tai galvoju, aš patarčiau tada tokiam žmogui, kad, išmokti arba pasipraktikuoti, arba prisiminti apie ribų brėžimą. Nes, aišku, pirmiausia, turime suprasti ir įsivardinti, kaip ir Vaida jau minėjai, kodėl mums ta tradicija netinka ir kodėl mes ją norime keisti ir galbūt yra kažkoks būdas, kaip pakeisti, kad ten daugiau žmonių tiktų, bet iš kitos pusės, vis tiek mes turėtume atsižvelgti į savo ribą. Ir aš dar nuo ribų pereičiau prie to, kad ribos yra apie santykių su savim ir su kitais. Ir tradicijos, mano manimu, yra apie santykį su savim ir su kitais. Būti pagarbiam savo visų pirma. Iš esmės, galbūt savanaudiškai ir darinai egoistiškai skamba, bet tos tradicijos visų pirma turi kelti džiaugsmą mums. Ir taip galima prisitaikyti ir ten nunešti, bet jeigu turime tą, kaip Vaida sako, pakalbėjau su savim ir matau, kad aš toje tradicijoje, kur yra nematau, aš matau save kitaip, arba tą tradiciją matau kitaip, tai gerbti save ir būti savo pasirinkime, prisiemant atsakomybę, kad šitas sprendimas gali padaryti įtaką kitam santykiui, negrįžtamai ir stipriau, negu mes įsivaizduojam.
Bet, vat, prieš priemant tą susitaikyti, kad čia gali būti visai. Jeigu man okei su tuo, kas bus visai, tai tada keisti, daryti, ar ne? Jeigu ne okei, ieškoti kitų variantų. Bet čia, vat, ką aš akcentuočiau, atsakomybės prisėmimą. Nes tai yra sprendimas. Taip, ir dar kartelį tada pagrįšiu prie to, tiek yra sprendimas ir išeiti iš tos tradicijos, ar ne, būtent iš to rato, kurioje tu esi tą kažkokią jau tradiciją, tiek yra sprendimas pasilikti jame. Ir jeigu jau padarėme sprendimą pasilikti, tai tada pasimti viską iš to geriausia ir ne kiekvieną kartą važiuoti aukos veidu, ar ne, pasėsti prie stalo ir švęsti tradiciją. Tai Nes aš galvoju, va šitoje vietoje, apie tą aukos veidą, man atrodo, čia labai tinka tas pasakymas, kur gal iš kiek kitos operos, bet yra sakymas, kad jeigu tu nemėgsti kažkurio žmogaus kito, tai būk 100% tikras, kad jis tavęs nemėgsta taip pat. Tai čia lygiai tas pats, kai mes sėdėm tuo aukos veideliu, tesdami dedu į kabutės tradiciją, tai kiti žmonės tą jaučia. Ir mums jinai nemaloni, tai būkim tikri, kad ir šalia esantiems tampa nemalonu, ar ne? Nes tai yra ryšys arba ta energija vaikštant į dvi pusės. Ir aš kažkaip tai dabar prisiminiau paauglius, ar ne, nes šeimoje turim irgi paauglių, jau ten eina jau į saugusius, bet esmė tame, kad dabar eina taip, kad ateina ir jau nebeišsėdi prie to stalo visą laiką, tuo tarpu, kai mums yra smagus bendrauti, valgyti, kažką prisiminti, ar ne, pavalgo ir pakyla nuo stalo. Ir viskas su to yra gerai. Ta prasme, šiek tiek gaila galėtų galbūt pabūti ilgiau, ar ne, nes ten seneliai nesupranta, jie norėtų, kad ilgiau pabūtų. Bet iš kitos pusės, viskas yra gerai. Kam laikyti pririšus kankinį, ar ne, savo aplinkoj, jeigu jį gali paleisti. Tai ar iš tikrųjų ir tiem, kurie nori išlaikyti tuos žmonės, ar ne, savo toj tradiciją, ar jiem yra tas naudinga? Pažiūrėti iš to kampo. Ir vėl čia, grįžtam gal prie to pagarba kito pasirinkimui. Ir aš suprantu, kad mūsų seneliam ir tom kartom galbūt sudėtinga yra tokiose situacijose, nes augau ties daugiau tie žodžių reikia nei noriu. Ir man pačiai irgi yra, kartais tikrai sunku perėti prie noriu, nuo reikia, bet kai supranti, kad tame daugiau laimės ne tik man, bet ir šalia manęs esantiems, šiek tiek pasikeičia požiūrio kampas tada, nes kas iš to, kad tas paauglys sėdės prie stalo ir scrollins telefonę, tada jis vis tiek užklius kažkam, kad jis nepilna koja toje tradicijoje. Geriau gerbti jo pasirinkimą ir būti su tais, kurie nori būti su tavimi. Panašu į tai, kad tradicija yra gera tada, kai joje mes esame lankstus. Tiek, kas liečia dabar, jeigu artėjančias kalėdas ir kūčias su kūčių patiekalais, ar ne, tiek su dovanų atidarymu, ar ten ryte, ar kalėdų rytą, ar kūčių vakare, tiek su kitais. Tai lankstumas iš tikrųjų tradicijas gelbėja, ar ne? Aš va šitoj vietoje, žinok, sudvejočiau, dabar taip klausau tavęs apie tą lankstumą ir galvoju, kad kalbant apie kalėdas, aš, pavyzdžiui, labai nelanksti. Kalėdų sudvejotum, ar ne? Bet dėl paauglių tai tu nedvejoji. Paaugliai tegul eina, ar ne? Tegul nesėdi visą laiką, o kalėdom jau. Aš turiu minti, kad kai kuri tradicija, nes kalėdos man yra ta dabar mano tradicija, kurią aš kuriu, tai ten yra tam tikrų taisyklių, ties kurių aš niekaip kitaip nekeiščiau. Pavyzdžiui, ar ne, kad kūčias ir tą kūčių vakarienę mes valgom mano namuose, kad per kalėdas turi būti eglutė, kad kalėdų senelis mūsų namus aplanko naktį iš 24 į 25, kad kalėdų senelio dovaną mes pakuojam kalėdų rytą, suaugę keičiamės dovanom kūčių vakarą. Ir man kas nors sakytų, žinai, Ernesta, pakeisk šitą vietą, dabar darysim kitaip. Čia nebūtų jokio lankstumo. Ir kas tada? O jeigu, Ernesta, nusikeltume į ateitį, kai tavo dukra bus suaugus ir tada sakys, žinai, mama, bet aš tai jau noriu dabar savo namuose tų kalėdų ir kūčių. Ir, žinai, dabar tos kūčių patiekalai vis dėlto irgi pasikeitė. Tai vadžinai, ir tada ar čia bus lankstumas, ar tai, kad aš gerbsiu jos pasirinkimą? Matyt, kad aš gerbsiu jos pasirinkimą.
nes jį kurs savo tradiciją, bet aš turiu minti tas lankstumas, čia gal visiškai mano tarakonai laksto dabar, ne? Bet kai aš kuriu savo tradiciją, tai dėl to aš ir inicijuoju jos kūrimą, nes taip kaip yra, man netinka. Dėl to atsirado poreikis evoliucionuoti tai. Ir mes, pavyzdžiui, kaip ar ne, labai lankščiai kalbamės šeimos rate apie tai, kas ant kūčių stalo būtų, ne? Gal ne visai tokie labai stipriai tikintys. Bet čia kaip mes su jumis diskutavom, jau su šiuo aš nenorėčiau matyti ir net neturiu jums pagrysti kuom. Tiesiog toks mano įsivaizdavimas. Ir man dabar iš tikrųjų dar kilo tokia mintis, diskutuojant, kad kalbam tradicijos, tai ir iš dalies atrodo, kad tos jos visada tokios pačios turi išlikti, ar ne, tai ką mes darom. Bet ką aš girdžiu, tai turbūt karta iš kartos mes jas truputėlį keičiam, palikdami tik tam tikrus elementus, kas ir atspindi prasmę. Tai turbūt tradicijos kaip ir viskas pasaulyje turi savo evoliuciją ir turi savo natūralų kismą. Ir aš galvoju dar, Laura, kad ir prasmė keičiasi. Matyt, skirtingos kartos mes skirtingai suprantam prasmę. Būtų labai įdomu paklausti, ar ne, mamų, tėčių, senelių ir močiučių, jeigu dar turim galimybę promočiučių, ar ne, kaip jie mato tą, pavyzdžiui, kalėdų prasmę arba naujųjų metų prasmę. Aš tokį įtarimą turiu, kad skirtingai matytume. Ir dabar tokia mintis į galvą, kad ko gero šiuo metu šiai kartai, gal ir mums pačiom, ar ne, nauji metai daugiau asocijuojasi su tikslais, ar ne, prasme. Nes antiek yra ne tai, kad ten pradedam naujus metus, žinai, ar užbaigiam senus, bet pradedam naujus tikslus. Ar užbaigiam senus ar ne, tai čia jau dar klausimas. Ir tada man dar, žinai, tokia lydinti mintis ateina, Vaida, po tavo įžvalgas, kad ir socialiniai burbulai, kuriuose mes esam arba kuriuos susikuriam, daro įtaką ir mūsų tradicijom, ir taip, kaip mes jas suprantam, ir taip, kaip mes jas įprasminam. Nes tas naujų metų tikslų, aš galvoju, kitose imtyse gali būti visai kitaip, net ir mūsų kartai. Turbūt išsakėm savo pagrindinės mintis, nebent dar kažką merginos norėtumėt pridėti, nes ir laikas jau mūsų į pabaigą iš tikrųjų. Aš gal tik tais su tuo tokiu apibendrinimu, kad kai mes kalbam apie tradicijas, svarbu atminti, kad jos turi būti tokios, kokių mes norim, nes viso pasaulio aplink save laimingais, kad ir kaip ten benorėtume, nepadarys. Tai ieškokim savo laimės. Man labai patiko Eugenijaus Laurinaičio mintis, kad jeigu norime, kad mūsų vaikai būtų laimingi, visų pirma, mes patys tėvai turim būti laimingi. Tai čia taip ir su tom tradicijom. Tai... Vaida, dar paskutinę mintį. Kad tradicija gali susikurti netgi būdamas vienas, ar ne? Netgi sekmadienis ir yra tradicija pagulėti vonioj arba išeiti pasivaikščioti. Tai viskas, kas, kaip Ernestas sako, jums teikia džiaugsmą, sieti su tradicija. Arba atvirkščiai, ne, tai yra atvirkščiai, ne? Tradicija sieti su džiaugsmu. Tai yra, jeigu tai teikia jums džiaugsmą, vadinasi, tai yra jūsų, tai yra jums. Aš gal tada pridėčiau su palinkėjimu, kad leiskite evoliucionuoti tom tradicijom ir nebijokite paeksperimentuoti. Nes galime mes įsivaizduoti, kad kažkoks, tarkim, nežinau, stalo žaidimas bus labai smagus, bet eigoje galim pamatyti, kad nelabai čia suveikia tie reikalai. Tas pats ir su patiekalais, ar su vieta, ar su kažkuo tai, nes kartais ne visada yra lengva sukurti tradiciją tokią, kokios mes norim. Ir kartais užtrunka galbūt ne vienerius metus išsigryninti ir atrasti tas. Galbūt ir gerai yra būti tame virsme, pasisemti iš idėjų iš kitur, bet turbūt, kaip ir daug kartų minėjom per šį kartą, kad ta tradicija keltų džiaugsmą ir kad mums išliktų patys esminiai, prasmingiausi dalykai, kuriuos mes norėtume perduoti ateities kartom, kad jos irgi kartu neštųsi ir turėtų, nes vis dėlto tradicija yra vienas iš tų elementų, kuris mus jungia
ir išskiria kaip ir tautą, kaip ir mūsų balsą šitoj visam margame pasaulyje. Tai ačiū Jum ir linkiu gražių švenčių, gražių tradicijų, naujų, senų ir beevoliucionuojančių. Gražių švenčių ir iki. Iki. Ačiū, kad klausėte naujausio Keičiam temą pokalbio. Jei mūsų pokalbėje radote vertės, kviečiame jo pasidalinti su bičiuliais ir artimaisiais. Tinklalaidę Keičiam temą galite rasti YouTube, Spotify ir Apple Podcast.